Veikia ir softeriai paprasti mirtingieji. Šiandieną randomis Tactical Day žaidime Ukmergė raketų kopūstėlių bazė. Žmonai, kad kitą sekmanį pakviestų tave įdėti ir pažiūrėtų, ką pasirinks. Aš tai žinau, ką aš pasirinkčiau. Bet kam čia, žinai, tą kibirkštį? Jo. Na ką, važiuojam į briefingą. Gerai, tai sveiki atvykę į Tactical Day žaidimą. Ačiū, kad pasirinkot mus. Tikėsimės bus smagu. Taip pat ačiū Miško broliam už poligoną. Tai turim 75 žaidėjai prieš 55 veiksmo bus. Kelias einantis per poligoną, tas pagrindinis kelias, yra pasienio zona. Ką tai reiškia? Ten veiksmai nevyksta. Kelias 5 metrai nuo kelio į vieną pusę, 5 metrai nuo kelio į kitą pusę, veiksmai nevyksta. Reiškia, per kelią nesišaudom, kelių gali eiti ir geltoni, ir mėlyni, ir keliaujam ieškoti QR kodų. QR kodai bus išmėtyti visoje teritorijoje. Geltonųjų bus mėlynųjų teritorijoje, mėlynųjų bus geltonųjų teritorijoje. Tai, kad juos surast, turėsit įsifiltruoti į teritoriją, surasti QR kodą, nuskenuoti ir pageidautina, jeigu galite arba screenshotą pasidaryti, arba ten, kadangi PDF-at galite parsisiųsti. QR kodai padaryti taip, kad jie vestų nuo vieno taško iki sekančio ir taip toliau ratu. Tokios tipo kortelės turim, HVT vadinasi, ne? High Value Target. Nukovus tokį žaidėją, tiesiog nukovus priešininką ateinat, paklausat, ar turi šitą kortelę. Jeigu turi, jis privalo jums atiduoti. Parnešat vadui, gaunat prizą. Tai gerai, pakuojamės. Na ką, paklausom dar savo pusės vado nurodymus. Mes gavom atskirą užduotį dviese su draugų snaiperiu. Čia bus dar viena atskira grupė, 2 žmonės. Pažiūrėsime, kaip šiais laikais snaiperiai sugeba dviesi dirbti. Gal geriau nežiūrim. Čia filmuos ir kelsim į YouTube'ą? Jo. Gali būt. Laivų žiūrėsime, kur mes randas. Kur randas? Žinai, dronai, bet... Jūs išeinat, dabar išeinat čia, į galą. Išlendat Žinau, jo. lendat per miškus, išeinat link tos pusės. Jo, ne? čia man atrodo tas kalnas didžiulis. Jo, čia angaras yra. Jo. Angaro. Jeigu Taip. mato didelius kontaktus, tepat slides. Nu, ta prasme nesivėlėt į kontaktą. Visą laiką prisiminėkite tokią poziciją, kad kontaktas savo priimtų, kad negalėtų jūs užspausti. Jeigu matot spaudžia, jūs traukitės. Spaudžia, traukitės. Viskas. Gerai. Prasme, tokiu principus. Na ką, kaip ir planas aiškus, gaila ne viskas idealiai gaunasi kaip noriu. Dabar, kai paklausau, daugiau logikos yra nurodymuose, negu kaip pirmą kartą girdėjau. Čia pirmi pastebėti priešai. Įvėlėm juos į pasalą. Sunkiai matosi, bet pavyko eliminuoti žaidėją. Toliau pasidairiau, pasižiūrėjau, ar nėra priešų, dar šitiek luktelėjom ir iš tiesų dar keletą priešų mačiau. Kiti kairiau. Taip per raciją kolegai viską pranešiau. Dar kolega snaiperis sugebėjo pašalinti porą žaidėjų visiškai šalia manęs. Ir nuo dešinės mane apginti pusės ir nusprendžiau, kad laikas atsitraukti. Dešiniai girdėjau kažką. Girdėjau kažkokį triukšmą dešiniai. Supratau. Supratau, kad mus apeidinėja, tai nusprendžiau tiesiog atsitraukti. Gal su vadų nurodymų nelabai išgirdau, labai buvo sunku susikalbėti, nes daug kalbėjo žmonių. Ir nusprendėm pasižiūrėti, ar situacija valdoma, tai vadui pranešiau tikslę koordinačių vietą, kur randamės, kaip pakliuvom į priešų tokią kaip ir mini pasalą, kaip ir kontaktą turim. Vadas vieškių, čia giliai. Mes patekom į priešų pusę, tai 17P. Langelėje turim susišaudimą, porą žmonių nuėmėm. Na, kaip ir norėjom po truputį atsitraukinėt. Ir įvyko kuriozinė situacija, kaip matot, man ginklo pistoleto šlanga užkliuvo už šakų, kai broviausi per krūmus. Ir visiškai negalėjau ištraukti, tada priejau. Bandžiau surasti, kur tas pistoletas, galų gale galo pistoleto čia toks viena plasmasė nukrito, tada žiūriu viršaus, nėra, pradėjau ieškoti viršaus. Draugas snaiperį per tą laiką pagavo realiai ir patys nebegalėjom jau visiškai atsitraukti, nes tiesiog norėjau susirasti ginklą. Galėjau jau tiesiog galbūt dėtis lemenę, bet to nepadariau ir visiškai ne už kalnų mane ir pagavo žaidėjai, sušaudė, bet jau man ne tas galvoj buvo. Norėjau šiek tiek pistoletą susirasti, bet užtikrau, bet susiradom. O čia į kitą situaciją keliaujam, tai keliu buvo vaikštantys žaidėjai, laukiau, kol jie gal į mano pusės. Tyliai ramiai stengiausi nejudėti, daug veiksmo
nerodžiau, tai per kelią vaikščiojo tikrai nemažos priešų pajėgos, patruliavo pirmin ir atgal. Ir šiaip netaip pavyko prasiskart, paskui mums šiek tiek su kolegom giliau prisipušinom prie tokio kalno, turėjom pušint kotletukus, tai bandėm spaustis arčiau to pastato. Ir irgi buvo įdomių situacijų, tik tais turėjau problemų su kamera, tai... Žinau, į mišką daug subėgų žmonių, ką tik už Turim namelio. tokį POV vis dėlto. Jo, bet tolokai, žinau, bet jie subėgo taip, kaip žinotų, kad mes čia esam. 4 ar 5 pribėgo už namelio, bet taip toli dar. Bet jie bus prie miške kažkur už namelio, žinok, arba lauks mūsų pušų. Gal reikia abortin mission, arba reikia dar labiau plačiau. Norėjau siūlyti atsitraukti, nes atrodė, kad tikrai priešai jau žinojo apie mūsų pozicijas, lokaciją. Ir buvo pašnipždėta, kad ateina priešai. Stengiausi toliau žiūrėti priekį. Labai sunku supras, kas įvyksta, bet prieki manęs pasirodo priešų žaidėjas. Ir stengiuosi aš nejudėti, jis manęs nepastebi. Tai lėta ranka išsitraukiu pistoletą. Jis visiškai 5 metrai nuo manęs. Stengiuosi labai daug judesių staigių nedaryti. Ir išsitraukus pistoletą. Nušaunu žaidėją. Gaila neturiu savo POV kameros vaizdo. Šiek tiek kamera durniavo. Paskui išsisprendžiau vidury žaidimo tą problemą. Buvo šiek tiek su karščiu, su perkaitimu problemų, bet vėliau viską išsprendėme. Tai smagus kiliukas, žaidėjas net po nušovimo ilgai nesuprato, iš kur buvo nušautas. Tai čia parodau irgi, kad kamera durniavo, bandžiau dar ją junginėti, girdis, kai jinai įsijungia. Ir girdis, kai jinai automatiškai pati išsijunginėja, nes yra tiesiog overheatas, nes ant saulės gulėjom karštą. Plus dar keletą funkcijų buvau išjungęs, tai... Teko palikti tokį POV, kokį turim, dėja neturėjau visiškai tos medžiagos, o čia dingo mano savi žaidėjai. Ir iš tiesų šitoj vietoj tikriausiai reikėjo man pasilikti toliau būti šitoj vietoj, bet nusprendžiau bėgti atsitraukinėti link savo žaidėjų, nes lyg jie nusišovė gale žaidėjus ir bandyti atšaukti misiją, atsitraukinėti ir priėmiau staigų sprendimą, kad reikia keltis ir bandyti grįžti atgal pas savus. Aišku, kaip visada užkliūnam už ko tik įmanoma. Hit. Ačiū. Ir dėja, mūsų pasala nuėjo šuniui ant uodegos, bet grįžus į bazę labai apsidžiaugiau, nes atsirado karinis transportas, kuris mus turėjo transportuoti į priešų pozicijas ir turėjom surasti ten QR kodą. Tai išties turim tokį seną poračiuką, kuris net atrodo keistai, kad net stulbinamai, kad jis dar važiuoja, bet staiga sulipom ir bandėm pasikūrę važiuoti, pasižiūrim, kaip čia mums seksis. Čia žų? Bet ir žų, sakau. O kažkas suspaudžia. Mergelaus. Na, kaip visada, ir Softo Hebra pajuokaut mėgsta, ir vaibelis tikrai fainas. Silent pull-upas. Na ir labai gražiai tyliai sustabdom. Ir turim apimti perimetrą. Iš karto duoti nurodymai mum. Visi gražiai sulipam, užsiimam perimetrą, kontroliuojam ir turi atvažiuoti papildomus pajėgos. Dar tiksliai to nežinojom, nes ne visus nurodymus iš karto gaunam. Gauna dažniausiai tik vadas, paprasti kareivėliai, visko realiai. Tai sulauksim visų ir liniją galėsim judėti. Jo, vienas QR. Okay. Gerai, dabar laukiam dar atvež žmonių, lygiai taip kaip mūsų atvežė. Ir tada su jais mes visi šukuojam link tenai. Na tai su kolega snaiperiu užtikrinom perimetrą, prilaikėm pozicijas, kad negautumėm netikėto pušo ir sulaukėm pastiprinimo ir su pastiprinimu turėjom jau šukuoti. Keliuku palį stadioną, bet kitoj pusė stadiono, man atrodo, taip praeisim. Ir tada bandom susitikti. Į vidurį. Jo. Na ir čia tikrai šukavom perimetrą, ieškojom QR kodo, turėjom plius minus lokaciją, bet niekaip nesugebėjom rasti, čia radom QR kodą, bet senas buvo. Ir dėja pakliuvom į pasalą ir mus tiesiog išvalė. Tai nebuvom visiškai pasirengę tam, per silpnai žiūrėjom perimetrą. O čia pats nusprendžiau padaryti didžiulį flanką, jau visiškai vienas ir lėtai neskubėjau ir iš tiesų pastebėjau keletą priešų pajėgų, kurie buvo užėmusius perimetrą.
kontroliavo Hilo, tokį kalną angarus ir niekaip komandoje negalėjo mūsų prasipušinti. Daug žaidėjų jau šalia po kairę buvo manęs nušauti gerokai toliau. Ir apėjus pavyko iš šonų užspotinti šį žaidėjas, man atrodo, net žaidė snaiperių. Ir užtikrintai bandžiau surasti gerą kampą, ar ne, tikrai pritrūko ir reikėjo nekvėpuot, kad normaliai nedrebėtų rankos, nes matom, kamera tikrai dreba. Ir čia iš pirmo šūvio, 1-1, skanus hitas. Iš mano pusės, tyliai ramiai dar bandžiau sulaukti dar priešų, čia pastebėjau ateinantį priešą, kurie jau pranešė apie mane. Na, skaudėjo į ranką, man atrodo, pataikiau, skausmingas šūvis į rankytę, tikiuosi labai nesupyko. Ir toliau flankinau žaidėjus ir žinojau, kur maždaug yra įsidėstę jie ir bandžiau viskai juos apeiti, jie apie mano pozicijas jau žinojo. Tai šiek tiek buvo susišaudimas, tiek šūvių gavau į savo pusę, tiek pas juos atgal. Bet pavyko, čia nuim žaidėją, dar iš pradžių neišgirdau, tai dar nusprendžiau išleisti seriją šratų, bet tuščiai girdžiu jau šaudos, spiruoklis garsas ir šratai pasibaigė, kol pasikeičiau, pakeičiau poziciją. Ir čia dar vieną žaidėją pašalinu, bet tikrai sunkiai matosi, nes krūmai užstoja ir tikrai bandžiau krūmuose slėptis ir išnaudoti savo gilį siūtą. Ir toliau nusprendžiau pėdinėti, jau drąsiau, keletą žaidėjų kairiai savo nuėmiau, prisipušinu ir čia iš tiesų ilgai stebėjau šituos priešus, šis gilį sniperį norėjau nuimtis, tik tais užsėmiau poziciją, kad jau šausiu, atsistoju ir nuėjo. Labai kuriozinė situacija, jis vėl priguli, vėl nusprendžiau taikytis ir galvoju šausiu, jis vėl atsistoja ir juda, ir nusileidžia žemyn nuo kalno ir iš tiesų labai ilgai reikėjo galvoti ir spręs, ką daryti su šia situacija, nes kaip ir apie mane turi neužilgo sužinoti. Ir čia mačiau šitą žaidėją sėdinti, kuris ilgai laukė pastiprinimo, bet nusprendžiau jį pašalinti. Nors norėjau labiau sniperį paimti, skaudėjau šiam žaidėjui. Ir čia žinau, kad atsiųstuoju daug pajėgų mane valyt, tai stengiausi po truputį iš lėto atsitraukinėti, nes mano pozicija buvo tikrai visiškai aiški. Jau nušoviau ne vieną ir ne du žaidėjus ir po truputį jau mane turėjo pradėti gaudyti. Čia bėgdamas užspotinau priekyje dar vieną žaidėją ir visiškai norėjau jį pasimti, nusitaikyti, nusišauti ramiai, sulaukti clear momento, kad šakos netrukdytų ar ne, kad nereikėtų serijos šratų šauti, nes jeigu su automatiniu ginklu tiesiog sušaudys mane atgal. Bet čia buvau užskuptas netikėtai iš galo, visiškai pagauna šis mane žaidėjas. Ką? Ne. Norėjau kortelių iš manęs, Haiveloje targetoje kortelių, kur bonus taškai eina, bet jie neturėjau tokius. Sakė, aš jį prieš tai nušovau, ilgai. nes aš tikrai čia kokią 1,5 valandos šitą manevrą flanką dariau. Jo. Lėtai, jo. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot, linkiu gero vakaro ir tikiuosi subscribinsit mano kanalą. Ačiū labai, Chebra, kad žiūrit, dalinatės su draugais ir susitiksim kitą sekmadienį. Kantrybės pasimokint, Rai. Malės.